Jei žinai, kas yra pažyminys ir pažymimasis žodis, ši pamoka kaip tik tau. Pirmiausia, susitarkime dėl išplėstinio pažyminio sąvokos. Jeigu sakinyje iš pažymimojo žodžio keliame klausimą, koks žmogus, ir atsakome žodžių junginiu, skaitantis tekstą, tai yra ne vienas žodis, o du, šis pažyminys yra išplėstinis. Taigi pažyminys sudarytas iš 2, 3 ir daugiau žodžių bus išplėstinis pažyminys. Sugalvokime dar vieną žodį. Įterpkime jį, pavyzdžiui, kurioj nors vietoj. Gali būti žodis nuolat. Jį terptumėm šitoje vietoje. Žmogus, nuolat skaitantis tekstą, yra gražus. Galime įterpti ir šitoje vietoje. Žmogus, skaitantis įdomų tekstą, yra gražus. Išplėstiniai pažyminiai gali būti 2 rūšių. Tai išplėstiniai dalyviniai ir išplėstiniai būdvardiniai pažyminiai. Šitoje vietoje derėtų savęs paklausti, ar atsimenate, kas yra dalyviai. Jei taip, tai štai taisyklė. Paverskime šią taisyklę lengvai įsimenama medžiaga. Ta pati, tik kitaip užrašyta taisyklė. Nagrinėkimės. Pažyminys – vienas svarbus žodis. Būdvardis arba dalyvis – antras svarbus bruožas. Bent vienas savarankiškas žodis – trečias svarbus bruožas. Šiuos 3 bruožus būtina išmokti. Tik tada galima nagrinėti sakinius. Pradėkime nuo trumpesnio sakinio. Susiraskime pažymnį. Koks žmogus, skaitantis tekstą, yra išplėstinis pažyminys. Tarp tų 2 žodžių yra dalyvis, jį pažįstam iš priesagos ant. Dalyviui priklauso savarankiškas žodis tekstą. Ką reiškia priklauso? Iš dalyvio keliame klausimą. Ką skaitantis? Atsakom tekstą. Vadinasi, šis pažyminys yra išplėstinis dalyvinis pažyminys. Ar supratote? Kitame sakinyje pamėginkite savarankiškai rasti pažyminius. Pažiūrėkime, kokių pažyminių čia esama. Pradėkim nuo paskutinio. Kokios vaišės? Paruoštos. Derinamasis pažyminys. Kieno akį? Svečių. Nederinamasis pažyminys. Koks krepšelis? Kupinas žemuogių. Būdvardis su priklausomu žodžiu atsako į pažyminio klausimą, vadinasi, tai yra išplėstinis būdvardinis pažyminys. Koks krepšelis? Ant suolelio padėtas. Dalyvis su priklausomu savarankišku žodžiu, prielinksnis prie savarankiško. Išvada, turim išplėstinį dalyvinį pažyminį. Ir liko skyrybos taisyklė. Galite sustoti ir išmokti, galite mąstyti kartu su manim. Pažyminys yra skiriamas tada, kai eina po pažymimojo žodžio. Kableliais iš abiejų pusių. Ir visiškai nesvarbu, ar tai yra derinamasis, nederinamasis pažyminiai, priedėlis ar išplėstinis. Prieš pažymimąjį žodį einantis pažyminys neskiriamas. Gali būti pažyminiai atskiriami vienas nuo kito, jeigu jie yra vienarūšiai. Taigi įtvirtinkit, prieš neskiriam, skiriam tik po pažymimojo žodžio einančius pažyminius. Ir pamokos apibendrinimas. Po pažymimojo žodžio einantis išplėstinis dalyvinis pažyminys, išskirtas kableliais iš abiejų pusių. O prieš pažymimąjį žodį einantis pažyminys neišskiriamas. Tik atskiriami vienas nuo kito. Pamoką įrašė mokytoja Birutė Šufinskienė.